Tie keli mėnesiai, kai buvo daug kalbėta apie partijos sukrėtimus, pasiteisino jūsų ta lyderystė, taip perskaitot rezultatus? Pirmiausia, aš tai priimu kaip dar didesnį atsakomybę. Nes vienas dalykas buvo būti laikinuoju partijos pirmininku, dabar ta atsakomybė jau jinai yra ta tikroji ir aišku, kad laikas nėra paprastas. Ir nors atrodytų, kad tie įvykiai sukrėtė partiją, sukrėtė bendruomenę, mes juos lik ir paliekame kažkur tolumoje, vis tiek tai yra laikotarpis, kurį turėsime išgyventi ir kurį jau išgyvenome kaip bendruomenė. Ir aš tikrai esu dėkingas partijos nariams, kad mūsų partija per tuos mėnesius ji nesumažėjo, ji yra auganti. Mes sugebėjome labai aiškiai, manau, kad kaip bendruomenė susitelkti, išlaikyti visus turimus skyrius ir parodyti, kad vis dėlto Demokratų sąjunga niekada nebuvo ir niekada nebus, aš tikiu, vieno žmogaus partija. Net ir šiandien čia 2 kandidatai buvo, bet aš net nebijoju, kad tų kandidatų galėjo būti kur kas daugiau. Ir labai džiaugiuosi, kad rinkimai buvo pilnai demokratiški, kad turėjome diskusiją su bendruomenė. Man atrodo, kad to labai reikia žmonėms, to tikrumo, atsakymų jų klausimus, o dabar laukia labai sudėtingas darbas. Kas jūsų pavaduotojus, ką siūlysit? Pirmiausia procesas, kad 6 pavaduotojus išrinks partija, o tada jau aš siūlysiu. Tai aš pirmiausia noriu pamatyti, ką išrinks partija, bet pavaduotojai, vis dėlto aš manau, kad dabartiniai pirmiausia pavaduotojai, jie tikrai įrodė, kad yra stipri komanda, kad mes galime dirbti kartu, kad pas mus nėra kažkokių tokių povandeninių kovų, ką aš irgi labai vertinu. O papildomai manau, kad irgi turime sustiprėti, matydami visą Lietuvą. Ir dėl to mano siūlomi pavaduotojai greičiausiai bus žmonės iš skirtingų, iš tam tikrų galbūt regionų, kurie taip pat padėtų ir partijos vadovybei matyti, aišku, visą Lietuvos vaizdą, nes mes turime 56 skyrius, bet aišku, kad tas skyrių stiprumas, tas greitis, kuriuo bėga tie skyriai į priekį, nėra vienodas. Ir čia turime stipresni patempti silpnesniuosius, turime daugiau kalbėtis tarpusavėje, suprasti, kas vis dėlto veikia,